ignalinietės. Aš esu Jelena ir aš jau keletą metų Ignalinoje vedu rytietiško pilvo šokio užsiėmimą. Ir dabar, iš tikrųjų, prasidedant naujiems metams, kviečiu prie šitų užsiėmimų prisijungti visas norinčias ir sudalyvauti tokiame pamokų cikle, kurį pavadinau rytietiškas šokis su skraiste. Kaip matėte, su skraiste galima tikrai padaryti daug labai gražių dalykų, figūrų, visokių gražių, visokių nuostabių dalykų. Su ją galime padaryti ir mes bandysim tai valdyti, o geriausias dalykas yra tas, kad tos pamokos yra nemokamos, kad nereikia specialaus pasirengimo. Šiuo metu kviečiam tikrai prisijungti visas norinčias, ar šokus anksčiau, ar visiškai neturėčiau jokių šokio patirties, kad kviečiame visas, nepriklausomai nuo amžiaus, ir jaunimą, ir senjorus, visas, kas tik nori pabandyti. Ir mes pradedame sausio 11 dieną ir kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 17:15 susitiksime šitoj labai gražioj, jaukoj, pritaikytais šokiams Ignalinos kultūros ir sporto centro salėje ir gilinsime, sportuosime. Iš tikrųjų, labai kviečiu drąsiai bandyti, pradėti šitą naują šiais metais, dėl to, kad tai šokis yra labai geras būdas, labai smagiai pasportuoti. Nes jeigu mes norim sportuoti, labai dažnai reikia valios, reikia susikaupti ir tai yra ne taip lengva, tai kai šoki, tai pasportuoji, pasimankštini, palavini kūną, bet kartu ir tikrai, kadangi yra muzika, smagu, tai ta valanda yra labai greitai prabėga ir atrodo, ką tik atėjau šokti ir jau pabaiga. Ir tai yra labai sveika, dirba labai daug kūno šitame šokyje, kaip matote, ir dirba rankos ir nugara. Ir būtent šokis su skraiste, jo privalumai yra tas, kad tai tikrai labai efektyvus būdas pagerinti, patobulinti laikyseną. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes moteris labai norim būti gražios, tai tarkim, galim veido kažkokius trūkumus užmaskuoti makijažų gražių, galim suknelę parinkti tokią, kad figūra atrodytų labai gerai. Bet jeigu mes kūprinamės, ar, nežinau, judam kažkaip kaip robotai, tai kaip tada nėra tokių suknelių ar dar kažko, kad pagelbėtų. Ir tada iš tikrųjų labai geras būdas pradėti šokti, kad išgauti tą grąžtumą, laisvumą, išmokti laikyti nugarytę. Tai yra iš tikrųjų labai efektyvu ir tai yra smagu ir tai yra naudinga mums. Tai labai kviečiu prisijungti. Iš viso bus 16 pamokų, 16 tamsių, šaltų žiemos ir ankstyvo pavasario vakarų praleisime kartu ir tikiuosi iki pasimatymo šokių salėje.